Ar kada susimastei, kad gali būti pakeistas kažkuo kitu? Ir aš čia nekalbu apie santykius, kuriuose pasistengi maks vieną kartą metuose, faktas, per Valentino dieną, padovanodamas savo išrinktai, na nežinau, 3 overpriced gvazdikus, nes seniai jau rožės mainstreamas, ar ne? Excuse me, sir, excuse me. Would you like this rose? Yeah, thank you so much. Did you know most men don't receive their first flower until their funeral? Wow, really, thank you so much. Kalbu apie pakeitimą darbe. Realiai ant boso per daug negalėtum pykti, jeigu jis tave prigautų, kad pusę dienos darbo laiko tu tiesiog tūlikė scrollini TikToką. Žodžiu, kaip ir nevertinai savo darbo pozicijos, tai per daug ir nekeista, kad tave išmetė. Problema tai, kad aplaidumas šiais laikais nėra pagrindinis kriterijus, pagal kurį tave gali išmesti iš darbo. Realiai tu gali iš ten skristi praktiškai iš oro. Nu kaip iš oro? Realiai tu dirbi taip, kaip ir anksčiau, kaip ir efektyviai, tačiau ateina dirbtinis intelektas, sako, hei, aš galiu žymiai pigiau padaryti 3-gubai, 4-gubai ar 5-gubai daugiau nei kad jis padaro. Taip kad eik iš čia. Jo, dabar tikriausiai jūsų galvoja, bet čia dar tik utopija, čia kad tas dirbtinis intelektas kažkada pakeitinės darbus, čia dar turi praeiti, jisai ten turi augti, tobulėti, dar kažkas. Žinokit, nėra taip. Tas procesas jau vyksta. Ir kaip tik pamačiau gerą vaizdo įrašą Alex Way, tokio youtuberio. Jis nėra labai, kaip pasakyti, didelis platformoje, 18 000 matau subscriberių. Bet iš esmės jisai papasakojo savo istoriją, kaip jisai vienoje įmonėje, iš jo įmonė užsakinėjo ten copywritingo tekstų rašymo ar ne paslaugas, kažkokius tekstus iš jo pirko ir galiausiai jį tiesiog išstūmė dirbtinis intelektas ir jis liko be darbo. Tai kažkaip pasirodė labai įdomus vaizdo įrašas, einam pažiūrėti. Tiesa, disclaimeris, žodžiu, įrašas angliškas, bet aš primečiau, kad, come on, jeigu jau dirbtinis intelektas mėto visus iš darbo, tai mažiausia, ką gali padaryti, tai bent angliškai išmokti. Neprašau kalbėti, bet bent jau suprast. Tai žiūrim. I wasn't sure if I should, but fuck it. If you've watched my channel for a while now, you'll know that I talk about how I do freelance work and I have... Jo, dar nesam labai susipažinę su tavim, nepyk, bet važiuojam toliau. A few different gigs that I do, and one of them, which I believe I've mentioned before, is that I do freelance writing. There's this one company that I've worked with for a few years. Tai pastaba iš karto, kad jis nebuvo oficialiai darbintas įmonėje, jis buvo kaip freelanceris. Tai čia šiek tiek lengvinanti aplinkybė. Lengvinanti aplinkybė turiu omeny išmesti iš darbo. Basically, I would write. Gal neįsiplėsiu, kodėl, daug paprasčiau išmesti freelancerį nei darbuotoją. Blog articles for them. And how else can I say it? Recently, I lost this job to AI. I didn't actually get fired. It's not like they came to me and said, yo, we're replacing you with AI. Apie ką kalbėjau, tai žodžiu, neatėjo ten kažkoks tai su skardinė galva robotukas ir nesakė susirinktą daiktus išeik iš. Just put the fries in the bag, little bro. Because you don't really get fired from a freelance gig. It's more so a matter of whether or not they need you and whether or not they'll keep assigning you tasks. And čia šitoje vietoje, kaip iki čia pirmą kartą dažiūrėjau šitą vaizdo įrašą, pagalvojau, ta prasme jisai bandys pritempt, kad neva jam tiesiog stojo ten kažkokie tai, ar ne, užduotys eit iš buvusio darbdavio ir jis tai primetė, kad ten galbūt jais pakeitė. Bet toliau žiūrint pasirodo, kad čia nebuvo vienintelis argumentas, tai stay with me, kaip sakant. I haven't been assigned anything recently. In the past few months, they've been pretty quiet, which is obviously Padarom, kaip praeitą kartą, aš trupučiuką pagarsinu ir trupučiuką pagreitinu, gerai? Bent jau ant 1.5.
usual because I would usually get around 3 to 4 articles a month to write. It wasn't the main source of my income, but it was a decent chunk of it and just a nice little side hustle I had going. In fact, I've been working with them since back in college just to make some money on the side. But anyways, it was like I haven't heard from them for a while. They haven't been giving me new articles to write, so I was curious. One day I decided to go look on their website, check out their blog section just to, Čia ir prasideda įdomybės. see what's going on. Like, did they just stop publishing blog articles because they're focusing on other aspects of the business? Maybe they're hiring new people to write it. Maybe I just didn't do a good enough job. Tai va čia va mano buvo pirminis toksai pamastymas, ar ne, kaip pažiūrėjau, galvoju, blemba, gal tiesiog seniuk neįtin gerai dirbai. Maybe they just slowed down a bit since we're reaching the end of the year and the holiday season and all of that. But when I actually clicked on the blog page for their site, I was kind of shocked to see what I saw. Just for more context though, I did know that they worked with other freelance writers, but most of the articles on their site were written by me. I'd say like 60 to 70% of them at least. Like I said, it would be around 3 to 4 per month. Ir čia yra geras dar toksai, kaip pasakyt, pointas, kad jeigu šiam 7% jis rašė, vadinasi, jau kaip ir labiausiai pasitikėjo, net jeigu ir kažkas kitas ten papildomai dirbo. Tai kadangi jam main sources buvo duota, ta prasme, pagrindiniai ar net tie rašymai, tai vadinasi, kad jį tikrai, kaip pasakyt, tausojo, I guess. Month from me, 1 or 2 maybe from a different writer, and that would come out to about 1 new blog article per week published on their site at best, typically even a little less because it takes some extra time to actually get it published. And again, this is from the combined effort of me and these other writers. But this time when I checked their blog section of the website, I saw that they had like 4 full-length blog articles all published within 1 week, and obviously Sakot, kad greiti ar nesat ir jūsų niekada negali pakeisti dirbtinis intelektas, nes čia žmogus kalbėjo, kaip keli buvo straipsniukai eidavo per mėnesį. Čia va kažką įmonė padarė, kad 4 blogo įrašai per savaitę įkrito. none of them were from me. So it looked like they were just pumping out articles en masse, and they were pretty good quality too. So it's like, okay, I see what you're doing. They literally went from like a few blog posts a month, maybe once a week at best, to like I think 4 in a single week, and that's a pretty big improvement. And obviously this was coming from AI. The reason why I know that, even though they didn't specifically say like, oh, we're doing this, is because I was actually warned about it beforehand. I know that. Čia va irgi toksai biški, pačiam blogo įraše, tai nebus parašyta, ar ne, generated by AI. Bet įdomu, apie ką jis toliau kalba. That this company has been experimenting with AI tools for a while now. And what happened was that earlier in the year, they actually told me about it as like a reason to lower my pay. They actually asked me to switch over to creating AI generated articles for a much lower rate. They were saying like, hey, a lot of companies are using AI now. We were thinking about doing the same, but we still want to keep you around, have you as part of the team. But instead, we can just have you be the one generating these AI blog posts with a little bit of human edits here and there, and we'll still pay you, but at a lower rate. And obviously, I didn't want to do that. I still want. Čia ponas, Alex, padarai klaidą. Pasižiūriu, jo, ponas Aleksai, čia padarai klaidą. Jis galėjo tiesiog likti toksai būt kaip moderatorius dirbtinio intelekto. Faktas, kad tas pats dirbtinis intelektas ar ne prisijungia prie jų svetainės ir nenusprendžia, kada įkelti naują postą. Bent jau aš manau, taip daugelis daro šitoj gana srity svetainių kūrimo susipažinęs, tai tiesiog būna taip, kad kažkoks žmogus sėdi, susigeneruoja straipsnį ar ne su dirbtiniu intelektu ir tada jį publishina būtent svetainiai. Bet jis galėjo būti moderatorius ir dar kaip su copywritingo skillsais, tai būtų turėjęs dar kažkurį laiką darbą. To make my money, so I sort of negotiated. At the time, I guess they still needed me, so we just kept the same rate for my original articles, and that's how it was going until recently. But it always was in the back of my mind that they could replace me with AI at any time if they really wanted to. That's just the nature of the business, and it's just hard to compete with AI nowadays. And it's not even like I wasn't using any AI to begin with either. Like even with my original articles that I'd write, I'd basically do the rough draft on my own, but I still would use like ChatGPT and ask them, hey, can you help me polish it up? And ir kas šitoje situacijoje yra, toksai, nežinau, juokingas dalykas ir toksai, jis realiai dirbtinį intelektą kažkuria tai prasme pats augino. Tai faktas, kad ne jo vieno inputo reikėjo, nes dirbtinis intelektas veikia, kad jisai mokosi iš ten jam pumpuojamos informacijos, tai vadinasi, kaip jisai mesdavo ar ne, ten papolišinta, ten pabaigta straipsnius kažkaip tai nušveista, ar ne, jau ten į paskutinį, kad tai paleistų į svetainę. Jis realiai dirbtinį intelektą kaip tik dar mokė, kaip tai reikia daryti. ir po metų ar po kažkiek tai sako,
Nebereikia man tavęs. and fix any typos, replace any phrasing that you might think is awkward or that. Ir dabar vat, man įdomu, kiek iš jūsų taip yra, kad ofise ar ten rašot kažkokį laišką, ar ten angliškai bandot kažką tai keverzlioja ten kažką tai ar ne, ir paprašo, davai, fix my grammar ir panašiai, tiesiog sumetat viską ir dirbtinis intelektas tiesiog už jūsų pildo viską. Tai realiai irgi žinokit, kad jūs, ta prasme, savo kompetitorių ruošiat. Kind of stuff. So I was in part using AI as well because it saved me some time and made the writing a lot better. If you don't know already, ChatGPT, and especially like the paid version of it, it's extremely powerful. It can do a lot of stuff. And I've experimented with it. The company I work with, they've experimented with it, and it can generate literally entire 1,000-word blog articles within seconds, all for free basically. So it's Within fucking seconds. Kiek jums reikėtų laiko, kad parašytumėt, nežinau, kažkokį tai tekstą surinktumėt? Didelį tekstą, sakykime, A4 lapo, 12 šriftų. čia mes kalbame apie sekundės. Tai kaip mes galim šiek tiek, nežinau, pasispardyti prieš jį? It's like, how can I compete with that? Honestly, I don't blame them for using AI instead of having to pay me a decent amount of money. Like, if I were running a company, I'd probably also do the same if I wanted to maximize my profits. It sucks, but that's just the way it is. Like, in the past, there would be this whole workflow for getting an article published. Kas čia gero? Ai, nu, tai taskai ir kaip apmokėti. Nu, tai realiai per mėnesį kiek jisai? Po du mokėjimus. Get an article briefing assigned to me. I would usually finish up a draft, splitting up the work over the course of a few days, maybe like 5 to 6 hours total. Then I would send my draft back for revisions. They would send it back to me saying like, hey, there's some parts that we want you to change. I would make some final edits, and all that would happen before the article could get published. So it would be about a week-long process back and forth, and they paid me a decent amount. But now with AI, they can, again, generate an article, let's just say 80 to 90% of the quality of that, but they can do it within seconds, minutes at most, and don't have to pay. Ką reiškia prarast 10% kokybės, būtent dar blogo postuose, nu, ta prasme, naujienų kažkokiuose. Kai gali tą gauti praktiškai nemokamai, nu, už tikriausiai subscriptioną mokant ChatGPT. Nu, nebūtinai ChatGPT, iš tikrųjų ten yra labai daug dabar prikurta įvairių dirbtinių intelektų, kurie sukasi panašiai ant vieno, sakykime, varikliuko, bet yra labiau tas modelis apmokytas ten, sakykime, rašymui, kitas ten vertimui, trečias ten, nežinau, santykiuose, ten galbūt online pokalbiuose kažkokiuose, dar kažko. Tai dabar jau yra daug tokių atskirų, bet vis tiek, ką reiškia sumokėti ten subscriptionas ChatGPT gal apie 12-20 dolerių, eurų per mėnesį, nu, sakykime, iki 20. Kai šitas čiavelis vis tiek už straipsnį gaudavo, nu, nežinau, 100, 200, nežinau, kiek didelį ir koks tyrimas buvo, bet yeah. ChatGPT, aside from whatever subscription cost it might be. And it's not even just ChatGPT, by the way. That's just what I use, what most people use. But there's so many different AIs now, some of them in specialized areas. Like, for example, the platform that I would use to write my articles was this thing called Phrase. I don't know, maybe if you're also in the freelance writing space, you might be familiar with it. But it's essentially like a platform where, as you write, it helps you keep track of SEO, keywords, and other important things. But earlier this year, I believe, they came out with their own generative AI, which can also just write an entire article within the click of a button. But they're also specialized in incorporating SEO, keywords, and stuff like that. So, yeah. Tai ką mes dabar turim, bent jau iš tos, iki čia kiek dažiavom, 6 minutės ar ne, ką mes turim, nelabai kokios geros žinios copywriteriams, SEO article, nu tai čia irgi copywriteriai galima priskirti, bet net ir su SEO žmonėms jau šiek tiek stuksena jų užpakalį ir, nu, akivaizdu, kad ir tiems vertėjams. Tai kaip minimum 4 sritys žmonių dabar taip turėtų ganėtinai susimastyti. Ne tik dabar jau jaučiu, jie taip jūs nežinau, bet... Yeah, I've said it a lot of times before, but just from the market standpoint... Aišku, aš čia nekalbu, čia tik iš video. Taip iš minčių video, kurie AI'us nuotraukas generuoja, AI'us banerius generuoja, viską, ką reikia. Shit. How can I compete with that as a human being who needs much more money and much more time for that? This is just where the world is going, it seems. Like, again, maybe in terms of quality, I can write an article just as good, even better, but asking me to do it over the course of a few days and overall a week versus AI doing it within a few seconds for really no money at all. Ir dar kitas dalykas, kad dažniausiai kaip įmonės, nu, kam rašo naujienų tuos šitus blog postus, tai tam, kad keltų SEO, kad būtų svetainės su, sakykime, daugiau turinio turėtų po savo domenų, tai dažniausiai tie naujienų
bent jau pranešimai būna labai tokie šabloniniai, žodžiu, kaip įmanoma daugiau prikišti SEO ten kažkokių tai raktažodžių, dar kažką, tai net ir šitoje vietoje, net ir nereikėjo labai gerų straipsnių jiems. It's an easy choice if you're the one who's running the business. I get it. And nowadays, if you're in really any industry where AI is playing a role, you're not only just competing against like ChatGPT or one specific AI. There are just so many different programs nowadays. AIs are competing against each other and making that even a saturated market. All of the companies behind them are competing with each other to try to make the best AI. So these kinds of tools. Ir ką turėjau omeny, kad nėra taip, kad tik tais atskiri AI kūrėsi, bet yra taip, kad pavyzdžiui yra ChatGPT API'us ir ChatGPT pagrindu gali ten daug veikti kitų tokių kaip sub-AI, jeigu galėčiau tai pasakyti, ar ne, nes sakykime, tenais gali būti ChatGPT based, ten kažkoks tai chat robotas, ten gali kitą naudoti AI, bet iš esmės čia taip plinta visur. Jisai plinta visur ir mokosi iš visų. Are only going to become Iš visų mūsų tą turėjau omeny. more powerful as we head further and further into the future. So I don't know, maybe I'm cooked, maybe we're cooked. Just time to put the fries in the bag, I guess. But yeah, it's like, how can you not be at least a little bit concerned? Because AI is coming to even the jobs that require some level of human creativity, like writing. It's crazy that ChatGPT can even do. Tai rašymas faktas, kad reikalauja žiauriai daug to creativity. Ir man juokinga, kaip iš tikrųjų ten žiūri podcastą kažkokį, ten pasijungia kažkoks tai, nežinau, sakykime, labiau toksai iš humoro pasaulio žmogus, ten prašo parašyti ChatGPT kažkokį bairį, ten jį parašo kažkokį nejuokingą dar, ar ne, ten laužytą, ir jisai ten taip, nusenė, tu čia, ta prasme, trečioko lygmenio, ar ne, rašai bairius. Tai jo, jisai dabar trečioko lygmenių, bet kai tas humoristas buvo trečiokas, ChatGPT dar net nebuvo gimęs ir jis labai neseniai gimė ir jisai vystosi afigienai greitai. Tai man tik tai juokinga, kaip šaiposi iš jo, kad jisai dar yra kažkoks tai šiek tiek neįgalus, ar ten, pavyzdžiui, nupiešia paveiksliuką ir ten prigauna, kad su ranka, su 6 pirštais ar 7 kažkaip tai. Tai kas, čia jau yra dabar tik tais smulkmenos, kurias reikia polishint ir ripin pepperoni. That now. I can try my best, but can't possibly compete with the pure efficiency of it, and neither can anyone really. Pure so efficiency. Maybe I just got unlucky, maybe this isn't something you'll have to worry about, maybe it'll never happen to you, I hope it never does, but I'm kind of curious though, like... Įdomu iš tikrųjų, kokios yra sritys, kuriuose, ta prasme, 100%, kad vienaip ir kitaip įeis ChatGPT, ne ChatGPT, apskritai dirbtinis intelektas į visas tas sritis ir apskritai kažkaip keis darbus, ar ne? Tai irgi reikės kažkokių moderatorių, kažkaip tai įvaldyti ten vieniem kitiem, bet kad jis pakeis begalės darbo vietų ir kad jis praktiškai palies visas sritis, no doubt. Tai sakykime, net ir statant namus, dabar jau yra 3D didžiuliai printeriai, kurie stato namus. Tai aš suprantu, kad dabar čia Lietuvoje mes nei vieno tikriausiai, nežinau, gal yra, bet aš nežinau apie tai. Kalbu apie dar tolimesnę ateitį ir galbūt ten, jeigu taupai ten pinigus, galva pats pasistatys ar ne, ar sutaupys pinigų, bet tai čia tik laiko klausimas, kada karočią neapsimokės pačiam daryti, kada bus taip atidirbta technika, kai tie 3D printeriai namų bus tokie paprasti, o tuos 3D printerius, sakykime, galbūt galės vežioti kažkokią autonominis sunkvežimis, kur autonominių mašinų yra jau net pas mus čia apylinkėse važinėja ten iš parduotuvės autonominė mašina ir vežioja ten žmonėm pirkinius kažkokius, tai ar ne? Tai realiai technologija yra. Dabar tik reikia ją scailint, reikia greito interneto, dar kažko, ir kad ji būtų labiau prieinama. Nes dabar faktas, kad ji nėra prieinama, tai aš nenusipirksiu to 3D namų printerio ir nepaleisiu čia tiesiog Lietuvoje printint tuos namus. Bet ką man, hebra, ne daug lieka. If something similar has happened to you where your job or at least part of it has been replaced by AI, feel free to share it in the comments. Bet tas jo, kad dalis jo pakeista. Ta prasme, aš taip labiau susipažinęs su programavimo pasauliu, daug čia dirbęs, tai
didžiulė dalis, ta prasme, ir kodą tvarko, kodo kokybę prižiūri, rašo kodą už tave, taip jisai dar kvailas, jisai dar daro klaidų, reikia ten, ta prasme, kad normaliai veiktų programą, reikia daug pačiam dirbti. Nes ten, ta prasme, logika, ten neaišku, į kur tu ten įdedi į kokią super duper komplikuotą sistemą, bet aš neturiu tokių ambicijų, kad aš esu gerokai protingesnis už jį. Because I'd really be interested in hearing that. But overall, I just wanted to share my experience. I'm not making this video to say like, oh, you should feel bad for me. I'm so sad now I lost my job. Again, like I have other sources of income as well, since I'm sort of just like hustling. And I did kind of see it coming. This company sort of tried to warn me about it in advance, which is at least better than just like cutting me off immediately. Yeah. But yeah, it's just something to keep in the back of your mind. Like AI is here now. Your time has come, buddy. But I hope just on a societal level, we can figure something out. And just on a personal level, one more thing I wanted to say. Maybe you can take this even as advice if it's something you happen to agree with. But at least what I've noticed is that the only way to make sure that you won't be replaced in whatever you do is to make yourself irreplaceable. For example, a job I would say that's irreplaceable is like being an athlete or something. Or even some other forms of like manual. Tas being athlete, ką reiškia, nu, ta prasme, būti ten kažkokiu tai atletu, sportininku ar dar kažkas. O kada bus, kad, sakykime, ten kažkoks, nežinau, su mechanizuoti, ta prasme, atletai kovos, ar ne? Pavyzdžiui, nusipirks ten kažkoks tai super duper, nežinau, turtingas žmogus, bioninių, ten, nežinau. Nežinau, ką noriu pasakyti. Noriu pasakyti tai, kad laiko klausimas, kada žmonėms galbūt bus neįdomu žiūrėti į krepšinį toks, koks jis dabar vyksta. Galbūt žiūrėsim į gerokai įdomesnį krepšinį su krepšininkais, su bioninėm rankom, arba apskritai robotų, ten kažkokį krepšinį, ten šokinėja šviesos taškos, dar kažkas. Tai nebūtinai nebus pakeista šitas rytis. Galbūt tiesiog sakys, nu seniai, dabar jau nelabai įdomu žiūrėti į ką aš čia prie krepšinio, ta prasme, bet kokį kitą sritį. Manual labor. Tai jo, dabar irgi yra žiauri daug gamyklų ten, kur tiesiog žmonės ar ne pigi darbo jėga, ypač ten tose mažiau išsivyščiusiose šalyse, kur ten darbo jėga nieko nekainuoja ir ten daro už juos. Bet kiek yra modernizuotų, super duper efficient, našių sandėlių, angarų, kur ten viskas robotizuota ir kur vyksta. Aš suprantu, kad dabar, karočią, kainuoja tie sandėliai gerokai daugiau, nei tie žmonės ar ne pigiose šalyse, kaip kur. Bet čia irgi laiko klausimas. Anksčiau nusipirkti kompiuterį kainavo baisiai daug pinigų ir ta prasme turėjo ten kas 10 žmogus. Dabar visi turi po kelis kompiuterius. Nu gal ne visi, bet galbūt tikrai, kad gerokai įkandamesnė prekė. Tai taip pačiai ir su visa modernizacija. Shit. Literally have robots or anything yet, but also another form of job or whatever you want to call it that won't be replaced by AI is authentic content creation, like YouTube, and that's part of the reason why I'm doing this channel, along with... Čia irgi toks labai slidus reikalas, jo, kaip ir iš esmės, kaip kuriem tikriausiai žmonėm patiks, tai čia taip pačiai tas autentiškas ar ne, ten turinio kūrimas taip pačiai kaip, pavyzdžiui, kažkas žiauriai domisi senomis mašinomis, kur ten be kažkokių technologijų, bet ten patinka vieni, kiti, ten modeliai, dar kažkas, tai, yra skonio reikalas. Bet net ir tam pačiam YouTube yra YouTube kanalų, kurie yra pilnai pajungti dirbtinio intelekto pagalba, kur turinį kuria grinai tik dirbtinis intelektas. Tai apie ką mes šnekame. With the other travel and outdoors channel that I recently started. So check that out if you're interested in that. But čia biški tokį užmetim. Gerai. I realized that this is a way to make money that actually can't possibly be replaced by AI. Because at the end of the day, AI can't replace the human experience. It can replicate the tasks that you do, but it can't replicate the experiences that you've lived or the stories that you have to tell. Čia irgi toksai labai, kaip pasakyti, slidus dalykas, ką tu vadini tuo experience'u ir ką tu kalbėjai. Nes gal nėra tai viskas, kaip pasakyti, sudėtinga ir mes čia labai tokie super duper unikalūs ir panašiai. Galbūt yra kažkokios tai matematinės formulės, kažkaip tu gali išvesti, kad tiesiog tu skaitai ir atrodo, jo, ten gyvas experiences. Nes dabar kaip skaitai didžiąją dalį ChatGPT ten kažkokio kito dirbtinio intelekto tekstų, tu plius minus supranti, kad juos sukūrė ne žmogus, ar ne? Bet aš manau, kad tai irgi ganėtinai laikina.
nes, prieš 10 metų kas būtų pagalvojęs, kad tiesiog įmesi kažkur tai visą tau gramatiką sutvarkys, dar tau pasiūlys, ką galima papildyti, ne taip, kad sutvarkys, nes sutvarkyti tai yra tas toks, žinai, ten yra taisyklės, griežtos taisyklės, ten kablelis, ten šauktukas, dar kažkas. Bet čia už tave rašys tekstas. Come on. Tai kas dar bus po 10 metų? Šitą vietą man patiko. Jo. Bent jau turi Patreoną ir kadangi šitas vaizdo įrašas tikrai sprogo 21 000 laikų, 212 000 peržiūrų, tai labai gerai. Tai gal kažkiek ir padės su Patreonu. Iš tikrųjų, jo, čia yra viskas, ką norėjau parodyti. Norėjau parodyti, kad nėra taip labai toli tas dirbtinis intelektas. Jis jau iš tikrųjų daro dalykus visai darbo, sakykime, šitai sričiai. Ir jo, bus labai įdomu pamatyti, kas bus toliau. Jeigu turit panašių kažkokių experiencijų, kaip jūs galbūt pakeitė, arba ten dalinai pakeitė jūsų darbo poziciją, dirbtinis intelektas, būtų įdomu sužinoti komentaruose. O dabar tiek žinių. Beje, parašykit, kaip jums toks, pasakyti, turinys, ar ne, kur apžiūrim anglišką turinį. Trikdo, netrikdo, įdomu, neįdomu, nes čia jo daugiau yra nei lietuviško. Iki.